Labas vakaras. Baltijos televizijos eteryje pirmadienio karštas vakaras. Įkaušęs laidos vedėjas padalijo televizijos žiūrovus į dvi stovyklas. Vieni Vytauto Šapranausko vestą Auksinių svogūnų laidą laiko nepagarbą žiūrovams, kiti nurašo smagiam nuotykiui ar humorui. Laidos prodiuseriai šiandien išplatino pareiškimą, kad Vytautas Šapranauskas yra geriausias visų laikų šou laidų vedėjas. Tad ar televizija gali viską padaryti dėl reitingų? Tokia tema ir kviečiame diskusijai. Į studiją atvyko Gražina Sviderskytė, žurnalistė. Labas vakaras. Sveiki. Žymantas Pečiulis, Vilniaus universiteto žurnalistikos instituto vadovas. Labas vakaras, profesoriau. Labas vakaras. Donalda Meiželytė, su mumis parlamento narė. Labas vakaras, Donalda. Taip pat žurnalistė. Taip, tai kaip jūs, Gražina, gal pirmiausia nuo jūsų, kaip jūs vertinate tą situaciją, kuri dabar karštai komentuojama visuomeniai dėl garsios televizijos humoristinės laidos, kurią vedė neblaivus jos vedėjas? Ar jūs žinote, kad jisai tikrai buvo neblaivus? Jūs manot, kad tai yra suvaidintas tas neblaivumas, ar kaip? Aš net būčiau linkus pasilaikyti savo tai, ką aš manau, nes tai yra vis dėlto konkretus žmogus, bent tam tikrą dalimi privatus asmuo, ir aš nedrįščiau iš tikrųjų viešai dalytis tuo, ką aš manau, nes aš nežinau. Jūs manote, tai yra privatus reikalas, kaip jis tą daro, tiesiog čia palikim tą jam asmeniškai spręsti. Jūs suformulavote taip klausimą, kad jisai buvo neblaivus. Tai aš jūsų paklausiu, ar jūs žinote, kad jis buvo neblaivus? Taip, bet to net niekas per daug ir neneigia, Gražina. Taip, kodėl? Ar kas nors pasakė, kad taip jisai buvo toks ir ne kitoks? Jums trūksta tiesiog tikrumo šitos situacijos. Ar kas nors pasakė, kad taip jis buvo girtas ir ten jo girtumas, sakykime, netgi buvo ten išmatuotas, įrodytas ir panašiai. Jūs matėte tą laidą? Aš mačiau tą laidą. Šią progą. Jums tiesiog dar kyla klausimų, kad ten iš tikro galėjo būti viskas tvarkoj. Žinot, aš galėčiau iš tikrųjų užimti tą poziciją ir šaukti su visa minė, kad taip, matai, nes žmogus turi tokią reputaciją, tai labai lengva iš tikrųjų iškilus tam tikrai progai iš karto jį sumaišyti su žemėm. Ir aš negaliu nei paneigti, nei patvirtinti. Aš tik tai jūsų kaip žurnalisto iš karto klausiu, ar jūs žinote, kad jis buvo neblaivus? Taip, aš nestovėjau su alkotesteriu, bet profesoriau, jūsų požiūriu, na, kaip ta situacija jums atrodo? Aš noriu pratęsti jūsų diskusiją, iš tikrųjų, kadangi mes praktikoje esame matę politikų pareigūnų, kurie griuvinėja, šlaistosi ir netgi kartais būna išmatuotas jų girtumo laipsnis, bet vis tiek paskui atsiranda priežasčių tai paneigti. Tai vadinasi, kai mes kalbam apie virtualų atvejį, tai iš tikrųjų mes niekada negalėtume teikti, kokia yra būsena, nes be abejo tokiais atvejais yra kalbama apie pavartotus vaistus nuo kraujospūdžio, apie nuovargį ir panašiai ir panašiai. Kitas dalykas, mes galėtume kalbėti, tarkim, apie laidą, apie vedėjo elgesį. Tai šiuo atveju galėtume pasakyti, kad jis kėlė įtarimų, nes mano galva laida buvo sužlugdyta, nes jinai neturėjo nei tempo, nei ritmo. Gerai, bet kas kėlė jums įtarimų? Nes, na, Gražinai kilo tokių abejonių ir klausimų, kad, na... Aš savo prielaidas pasakiau, kažkas tokio su vedėju. Neadekvatu. Taip, kažkas su vedėju negerai ir neadekvatu, bet šiuo atveju aš nesureikšminčiau šito konkretaus atvejo. Nes televizija tai traktuoja nesklandumais tiesioginio eterio metu. Taip, bet aš nesureikšminčiau šio atvejo, nes, tarkim, pastaruosius keletą metų žiūrint šito kanalo ir šito vedėjo vedamas laidas, nuolat jauti tam tikrą tokią įtampėlę ir galvoji, kuo tai baigsis, kas ją sukelia, nes vieną kartą improvizacijos būna visiškai šaunios ir geros. Kitą kartą apsiribojama vien tik rusiškais anekdotais ir ne visiškai cenzūriniais, ne visiškai viešam eteriui skirtais žodžiais, palyginimais. Tai visada apie tai pagalvoju ir šiuo atveju aš sakyčiau, kad šitas atvejis netgi nebūtų koks nors jau labai išskirtinis, jeigu nebūtų sužlugdyta tokio masto renginys, kada yra parduodami bilietai, kada iš tikrųjų žiūrovas gali, tiek salėje sėdintis, tiek televizijos žiūrovas gali reikalauti tam tikros kokybės, atsiprašymo, paaiškinimo ir, tarkim, kanalo šiandien išplatintas
oficialus pareiškimas mane šokiravo. Kodėl? Užuot atsiprašius, kad ir kokios ten būtų buvę priežastys, buvo pareikšta, kad tai yra visų laikų geriausias televizijos laidų vedėjas. Aš tikrai palyginti nerekomenduočiau palyginti jauniems kanalo vadovams ir darbuotojams kalbėti iš tikrųjų už visą Lietuvos istoriją. Televizija Lietuvoje yra per 50 metų. Ir taip, bet jie manau, tie žmonės... Šapranauskas yra rinktas geriausių vedėjų visuomenės kurie interneto įvardino portaluose. Jį kaip geriausių vedėjų, iš tikrųjų galėjo žaisti labai daug kartų televizijos vedėjų, kurie ir nesikeikdavo eteryje ir galų gale tam tikras TV3 etalonas paaiškėja geriausio vedėjo. Šiaip aš geriausią vedėją laikyčiau ne tik tą žmogų, kuris gali pašmaikštauti, kuris gali tariamai, tarkim, būdamas nelabai geros formos, nenugriūti, iki galo pabaigti laidą. Aš taip suprantu, kad TV3 šitaip traktuoja gerą vedėją. Aš tai truputį kitaip traktuočiau. Tai yra ir pakankamai išsilavinęs, etiškas, tam tikrus skonio etalonų standartus propaguojantis žmogus. Tai šiuo atveju nuomonės nesutampa. Donaldas klauskim, vis dėlto, Donalda, jūsų požiūriu. Dvi stovyklos. Vieni traktuoja tai kaip nepagarbą žiūrovams, kiti kaip, satyrą tokią gyvą, nuotaikingą, smagią šou. Kaip jūs tai žiūrite? Aš manau, kad profesoriui taip ir jis ir turėtų kaip ir sakyti, kad tai negerai ir visą kitą, bet aš tai galvoju, kad pats tas faktas, kad kažkur kažkas galbūt vėlgi gal buvo ten kažkokių vaistų išgeria ir dar kažko išgeria, tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, būtent kaip ir Gražina sakė, nepatikrinusi, nei alkotesterių neturint faktų, komentuoti tai ir viešai aptarinėti. Nes čia jau yra, kaip sakoma, nusižengimas. Mano, tai etikos pažeidimas komentuoti viešai situaciją. Niekas neįlindo į to žmogaus kailį ir niekas nežino, čia galima tik spėlioti, ar tai buvo vaidyba, ar tai buvo nevaidyba. Mes labai linkę esam iš karto nuteisti kitą žmogų. O to daryti nepatikrinus faktų tikrai negalima. Dabar kas tuos faktus Donalda turėjo patikrinti? Jeigu štai profesoriui jie kėlė įtarimus, sako, adekvatumas elgesio. Jeigu žmonės, kurie pirko bilietus, jie galėjo pareikalauti, kad būtų patrauktas administracinė atsakomybė kažkokią ten patikrinti tą, prašom, bet nieko netoko nevyko. Televizija yra produktas, tai yra komercinis produktas, viskas. Tai Gražina, ta situacija nieko blogo, ar kaip jūs ją dabar traktuojate? Ne, aš norėjau tik tai pačioje pradžioje patikslinti mūsų diskusijos esmę. Tai iš man žinomų tų visokių pranešimų ir žinučių, tai yra tik vienintelis žmogus iš tos produkcijos kompanijos, kuri šį renginį organizavo. Tai vienas tik tai iš kūrėjų, kuris išplatino savotišką savo atsiprašymą, kuris pripažino, kad tai buvo tikrai didelė problema ir buvo be galo didelė įtampa, nes buvo be galo sudėtinga įgyvendinti visą, kas sumanyta. Tačiau ir ten nebuvo pasakyta, kad iš tiesų tas žmogus renginio metu buvo neblaivus. Tai štai mūsų tada keliamas klausimas yra vis dėlto labai abejotinas ir aš tai neprisijungčiau prie tų, kurie smerkia nežinodami. Man tai tiesiog yra... Mes aiškiname situaciją. Tai yra netinkama. Dabar, jeigu dėl pačios situacijos, tai televizijos specifika yra tokia, kad žinoma, kiekvienas produktas yra didelio kolektyvo darbas. Niekada turbūt televizijoje vienas žmogus, su labai didelėm išimtim, neištransliuoja juolab tiesiogiai kokio nors srauto ar kūrybinio ar informacijos srauto. Tai aš galiu tik pasakyti ne tik iš savo patirties, bet ir iš ilgamečių stebėjimų savo ne tik Lietuvos televizijų, bet ir kur kas pajėgesnių televizijų užsienyje, kad taip būna situacijų, kai patys didžiausi talentai eteryje ūmai pradeda atrodyti kaip visiški idiotai arba tarsi kaip su jais kažkas yra ne taip. Negali žinoti kas, bet akivaizdu, kad ne taip. Situacijų būna pačių įvairiausių. Paskutinė, pavyzdžiui, situacija buvo Jungtinėse valstijose stebint aktorių gildijos apdovanojimus, kur vieni iš garsiausių talentų susirinkę ir vedėjai yra multi žvaigždės
Ir kartais būdavo tokių situacijų, kad galvodavau, kas čia dabar vyksta. Ar jis jau čia dabar turi nugriūti, ar jis dar išsilaikys per šitą pasakymą, ar čia sufleris sugedo, ar, nežinau, ar prodiuseris dingo, ar kažkas. Žmonės iš tikrųjų kartais atrodo labai įtartinai. Gerai, bet ar šitą žinoti, situaciją galim mes panardinti tą tokį netikėtumo, neapibrėžtumo kultūrą, kur iš tikrųjų, na, dirbi gyvame eterį, jūs, Gražina, dirbus daug metų ir, na, įvairių situacijų, kogi ten nenutinka ir liežuvis galbūt pintis pradeda kažkur lygioj vietoj. Tai, profesoriau, tai įtikina, kad, na, gal taip griežtai nevertinkim? Na, čia mums pakalbėjus, tai iš tikrųjų gali kilti klausimas, ko čia iš viso mes susirinkom. Ko čia ta Lietuva diskutuoja antrą dieną? Taip, bet mes susirinkom tarsi įrodinėti, kad nieko neįvyko, bet niekas kažkaip neatsisakė ateiti čia į studiją. Man buvo labai įdomu iš tikrųjų. Taip, man taip, kokia bus diskusijos esmė, bet aš bandau išsiaiškinti. Bandėm kvies daug prodiuserių šiandien, iš tikrųjų labai sudėtinga. Žiūrėdamas tą laidą, keletą dalykų tarsi aš prognozavau. Visų pirma, yra trinamos rankos, nes bus labai geri reitingai. Antras dalykas, visos televizijos, gal šita pirmoji, bet tikrai visos televizijos dar keletą savaičių diskutuos, rengs laidas ir panašiai. Čia vadinamoji skandalo filosofija ir čia tam tikras visuomenės pokytis, jeigu anksčiau skandalas buvo kažkas nemalonaus, jo buvo norima išvengti, tai dabar skandalas yra skatinamas. Ir šiuo atveju, ir šitas atvejis parodo ypatingai ir televizijos, ir prodiuserinės firmos reakcijos, kad tai toliau išnaudojama reitingai. Kam jis naudingas? Jis naudingas tai pačiai televizijai? Naudingas, bet kita vertus vis tiek, pasaulyje ir Lietuvoje egzistuoja ne tik televizija, egzistuoja žmonės, egzistuoja visuomenė, egzistuoja, dar šiek tiek turbūt egzistuoja tam tikros moralės normos, visuomenės susitarimas. Tai vėlgi mes neturėtume čia nuvesti mūsų kalbos, kas atsitiko, kokią formą ir panašiai, vis tiek mes akivaizdžiai, man atrodo, galime pasakyti, kad renginys nepavyko. Komercinė prasme jisai labai reitingo prasme taip, pavyko. Reitingo prasme taip. Bet šiaip be abejo galima išvelgti, kad tai nebuvo visiškai, tarkim, režisuotas, prognozuotas. Aš bent jau galvočiau rezultatas, nes vis dėlto tas, jeigu tai būtų scenarizuota iš anksto ar prognozuota, jis būtų vykęs sklandžiau. Kitas dalykas, be abejo, mes ten nebuvo, mes nematėm ir negalim nieko užuosti, bet vis dėlto ir politikų replikos scenoje ir galų gale paskui mėginimas kažkaip jau ten ir kai kuriems šou dalyviams išsukti tą situaciją. Ten labai dažnai buvo kalbama apie alkoholio reklamą, apie nustakantą Lietuvą, kurioje net ir velnės... Šitokie dalykai darosi. Jūsų, Gražina, čia niekas nestebina. Žinot, kodėl nestebina? Todėl, kad kontekstas tai toks yra bemaž visą laiką. Ir iš tikrųjų yra labai sveika panirti, pavyzdžiui, visai kitą aplinką. Ir aš galiu jums tikrai pasakyti, kad būnant, pavyzdžiui, kokioj nors Kanadoje ir klausantis tenai Kanados nacionalinio radijo, staiga atsiversti mūsų kokį nors tinklalapį ir pasižiūrėti, kokiom frazėm mėtosi, taškosi Seimo nariai. Ir tuo metu Kanados nacionalinis radijas, žinot, ten analizuoja etinę problemą iškilusią vienoje iš televizijų, dėl kurios visa nacija sunerimusi jau 2 metus. Ir umai tada tu grįžti iš to Šiaurės Amerikos ir... Bet, Gražina, ar mums nereikėtų sunerimt? Kur TV3 įjungta, pavyzdžiui, tu girdi tą patį vedėją ir rėkianti, žinai, neva kultūrinės laidos eterio metu, šūdas, atsiprašau, bet aš cituoju mūsų maestro. Aušrys Kriščiūnas, telefonu su mumis Aušrys Kriščiūnas.